Moterim labai turbūt įdomi yra seksualinė tema. Kaip miegot su to pačiu vyru 12 metų. Merginos sako, tai žinai, ten Rūta, daug metų praeina, kūnas tas pats, ten technikos mūsų tokios pačios. Tai aš nežinau, tu sutinki su to, kad seksas nusibosta? Nesutinku, nes mes iš tikrųjų, vat, šitoje srity gal vat, dėkinga, kad mes važiavom pas ir mokytojus, kurie į tą sritį irgi ten vedė mus. Pas Rūtą būdavo tokios knygos, ten Slow Sex, pavyzdžiui, Richardsono, ne? Ne, pas jį būdavo knygų. Vaizduokit mano pasimatymo laikotarpį, kai aš ateinu pas jį į namus ir knygų lentynos, ten Tantric Love, arba Sexual Healing, arba masažas. Ir aš galvoju, kas čia? Ten tikrai būdavo tų knygų, tai mes įsibandydavom kažkokius naujus masažus. Jisai būtų iš tų vyrų, kuris pirmas ten sudeda muziką, uždeda žvakutes ir dar gal kažką turi kažkokių idėjų. Ir bet Rūta irgi atneždavo savo idėjų ir sakau, bandom, atsineždavo kokią praktiką, pavyzdžiui. Meditacija, ten valandas, ten nežinau, koks nors ten žiūrėjimas į akis ir ten kažkas. Mes daug tokių padarėm įdomių ir aš kažkaip man tai fan.